Nukreipimas pas dermatologą yra profesionalumo ženklas, o ne kompetencijos trūkumas. Kosmetologo kompetencija yra labai vertinga, kadangi jis ne tik daro procedūras, bet ir stebi odos pokyčius reguliariai. Tai yra unikalus vaidmuo, kurio neatlieka nei šeimos gydytojas, nei dermatologas tokiu pačiu dažnumu. Kosmetologas pacientą vidutiniškai mato 6-12 kartų per metus, dermatologas tik tais kartą 2 ar gal net ir rečiau. Reguliarus kontaktas su pacientu leidžia pastebėti naujus, progresuojančius, neįprastus odos pokyčius. Saugus bendradarbiavimas su dermatologu padeda kosmetologui dirbti stipriau, o pacientui gauti pačius geriausius rezultatus. Svarbus bendras planas ir bendradarbiavimas. Natūraliai atsiranda čia ir gydytojo dermatovenerologo vaidmuo, bet ne kaip kontrolė, o kaip kitas kompetencijos lygmuo. Nukreipimas pas dermatologą yra profesionalumo ženklas, o ne kompetencijos trūkumas.